Sveiki, vėl prasideda nauji mokslo metai. Ir vėl startuoja mokinio televizija. Naujų mokslo metų proga norėčiau jums palinkėti darbštumo, kad ir per sunkiausią kontrolinį neapleistų jūsų jėgos. Ir žinoma, išminties, kad turėtumėte pasiteisinti, dėl ko nebuvote pamokoje. Ir dar taip pat kantrybės, laukiant kitų vasaros atostogų. Sėkmės! O dabar šiek tiek informacijos apie mokinių tarybą. Iš kiekvienos klasės išrenkami po 2 atstovai į mokinių tarybą. Kiekvieno susirinkimo metu aptariami aktualūs klausimai ar problemos, atstovų pareiga viską pranešti savo klasiai. Kiekvieną rugsėjį mokykloje švenčiame sporto šventę. Jos metu visa mokykla eina į Šilalės miesto pušyną. Ten mes žaidžiame, atlikinėjame sportinės estafetes, apdovanojami geriausiai. Tad sėkmės laukiant šių švenčių. Tikriausiai nepamiršote, kad rugsėjo mėnesį taip pat laukia mūsų mylimiausia šventė Krikštynos. Tikiuosi, mūsų naujieji pirmokėliai yra pasiruošę įveikti įvairiausius išbandymus, kurie nebus tokie lengvi, kaip jiems atrodo. Kad po pakrikštymo jie galėtų jaustis tikrais gimnazistais. Įdomu, o ką apie mūsų planuojamas krikštynas galvoja pirmokai? Ar laukia krikštynų? Laukia. Kodėl? Smagiai praleisim laiką, bei geros susipažinsim su 10-okais. Kaip manai, kokios bus krikštynos? Manau, krikštynos bus labai nešvarios, gan šlykščios, linksmos. Ar pažadi atvykti į krikštynas ir daryti viską, ką lieps krikštatėviai? Taip, ne už ką tai nepraleisčiau. Natūralu, kad žmonės keisdami būstą, gyvenvietę, šiuo atveju mokyklą, labai jaudinas. Kaip patys jūs jaučiatės ir kas jūs labiausiai baugina, pagalvojus, kad turėsite lankyti mūsų gimnaziją? Nauji mokytojai, galbūt nauja mokyklos erdvė. Bet per daug nusijaudinimų, nes gimnazijoje jau turiu nemažai pažįstamų ir esu pasiruošęs čia mokytis. Ar anksčiau esate stebėję ar dalyvavę mūsų mokyklos renginiuose? Taip, dalyvavome pavasario fiestoje. Taip pat esame stebėję dramos būrelio vaidinimą Herojus. Kokios šventės laukia labiausiai? Krikštynų. O turbūt sporto šventės labiausiai. Kaip sekėsi siūtis mokyklinės uniformas? Aš ją pirkau, o aš uniformą siūlos. Jūsų manymu, mokyklai būtinos uniformos? Manau, kad ne, nes visada bus tokių žmonių, kurie norės save išreikšti ir uniformos tiesiog tai jiem trukdys. O jūs patys prisižadat jas nešioti? Taip, taip. Kuris mokyklos mokytojas jums atrodo pats šilčiausias? Manau, kad mokytojas Kukuitas, nes jis yra linksmas ir atsidavė savo darbą. Ko pačio žada prisidėti, kad gyvenimas gimnazijoje būtų geresnis? Pasižadu lankyti mokyklą. Aš pasižadu 4 dienas per savaitę nešioti uniformą ir tik penktadieniais nešioti paprastus rūbus, kuriuos aš pats noriu. Kokiamis užklasinėmis veiklomis žadat užsiimti? Tinklinį. O tu? Tiksliai dar nesu suplanavęs, bet turbūt krepšinį. Kokiais sugebėjimais ir talentais gali didžiuotis tu? Manau, jog galiu išsiskirti ir didžiuotis tuo, jog mėgstu šokti ir tiesiog moku akrobatinių sugebėjimų. Krepšinis! Krepšinis! Manau, kad sugebu daug ką, bet geriausiai judinu antakius.